jeigu sakom, kad atstovaujam demokratiją, nu gerai, nesakom neveikia, jinai buksuoja gerokai. Tai gal tiesioginės demokratijos elementai leistų labiau pasitikėti valdžia? Pasitikėti, ko gero leistų, bet visi rinkėjai išreiškia savo nuomonę tik tai tada, kai jiems leidžiama, tik tai tais būdais, kai jiems leidžiama, tik tai tomis temomis, kuriamis jiems leidžiama. Ir pas mums yra nuspręsta, kad referendumų jiems nebus leidžiama dažnai reikšti savo nuomonės, formaliai dėl to, kad gali būti nedraugiškų valstybių įtaka Lietuvos vidaus politikai. Aš manau, kad be to formalaus aiškinimo yra paprasčiausiai visų valdančių parlamentinių partijų interesas, kad jums netrukdytų valdymo dalykų vox populi, per daug netrukdytų tarp rinkimų. Ir dabar, jeigu jūs taip norite pradėti šitą kryžiaus žygį, padaryti referendumą lengvai prieinamą Lietuvoje, tai aš jums linkiu sėkmės. Bet labai skeptiškai žiūriu į tokio kryžiaus žygio pasekmes, kuomet tu pasiimi prieš save visas politinės partijas su visais jų turimais net parlamentiniais resursais. Kitaip tariant, Vincentai, tokios net idėjos iškelimas ir siūlymas paties nuomonė susilauktų didžiulės priešpriešos.